čia darot? Nieko. Lipdom sniegą, senė. Labas, aš kaip kiekvieną dieną savo uniformui, savo geltonam hudplanę su taksas. Žodžiu, šiandien nieko nefilmavau, dabar yra 4:30, tai realiai jau vakaras. Šiandien visiškai tokia chill diena, tai pagalvojau, kad ir kameros neimsiu į rankas, bet dabar jau 4:30 ir vis dėlto nusprendžiau įsijungti. Šiaip spontaniškai dabar įjungiau vaikam Frozen filmuką, Frozen pirmą dalį. Tai visi žiūrim, aš atėjau arbatos pasidaryti, paimsiu dar vaikų čipsų, jeigu rasiu, jeigu jie dar nesuvalgė, man atrodo, kad dar turėtų būti. Pasimsiu savo oho čipsų prie arbatos, nežinau, kuria tvarka čia ką valgysiu ir gersiu, bet žodžiu. Eisim tiesiog filmuką pažiūrėti. Ką tu čia darai? O kalbant apie arbatą, tai galbūt suvalgysiu šito. Čia jau pusryčiam valgiau, nes, žodžiu, vakar Rolandas grįžo namo su 2 maišais. Tai vieną, sakė, iš tiekėjų gavo dovanų, o kitą gavo iš klientų dovanų, nes kažkas ten jiem labai patiko, jie labai jautės dėkingi. Labas iš sekmadienio, tai šiandien irgi nieko nefilmavau. Kaip vakar nieko nefilmavau, taip ir šiandien. Ir prisimenat, man atrodo, vakar pasakau, kad norėčiau savaitgalį, ar čia penktadienį, kada aš sakau, norėčiau per savaitgalį susitvarkyti. Norėčiau, vienu žodžiu, kapitaliai čia kažką susitvarkyti. Norėčiau tą, norėčiau aną padaryti, nieko nepadariau, tai galvojau, va, vienintelį dalyką, ką dar galbūt noriu padaryti, tai pastatyti šitą namuką kartu su vaikais. Tik nežinau, kaip bus, nes, nu, dar Nojus yra ir jisai, aišku, gadins mums visus reikalus. Bandys viską paimti, nulaužti panašiai. Vaikai dabar žiūri Grinčą, tai aš bandysiu atidaryti šitą dėžę ir pasižiūrėti, kas viduj, nes šita dėžė stovėjo balkone, tai ko gero tam viskas užšalę bus. Tai pasižiūrėsiu, ar reikia atitirpinti ar ne. Va tai va atrodo viskas viduj. Čia matau, namukas yra, tikiuosi, kad nesulūžęs. Matau, kad yra cukraus pudros pakelis, tai reikės tą cukraus pudros masę pasidaryti. Nu, žodžiu, pažiūrim. Tada čia yra truputis guminukų. Čia turbūt tiesiog yra tas visas namelis sudėtas ir kas čia. Ir va šitoj dėžutė yra tokių visokių saldainiukų. Saldainiukai tokie. Reikės papuošti. Bet ne, neragaut. Bet ne, žinau. Bet ne. Taip, čia yra viena siena. Čia yra stogas. Tai biškai pirštakų. Tik atsargiai nepalieskit pačio namo, kad jis nenukristų. Expectationas, realybė, kai gamini su vaikais. Čia, žodžiu, viską kartu darėm. Bela kaip leidau čia bet ką daryti, tai va. Va taip atrodo. Tai lauksim, kol išdžius ir tada valgysim, ane? Jo? Labadienelė, spėkit, kas vėl nevlogino visą dieną, tai dabar yra pirmadienis ir vėl visą dieną neėmiau kameros į rankas. Dabar Rolandas išvažiavo paimti vaikų iš darželio, aš su Nojum esu ir tik dabar kamerą paėmiau, dabar žiūriu Gražulio apkaltą, tai viskas, jam jau panaikino mandatą, o dabar, man atrodo, reikia skubiai eiti pabandyti papakuoti dovanas. Aišku, nu kiek Nojus leis man. Nu, Nojum, tukšlių tai man, žinok, nereikia. Mano dovanų pakavimas truko apie 15 minučių, nes pritrūkau dovanų popieriaus. Supakavau 2 dovanas ir pamačiau, kad jau viskas, jau tenai galėčiau nebent iš atraižų klijuoti kažką. Visai nevertinau to dalyko, kad šiais metais dovanos tokios fiziškai didelės yra, tai reikia daugiau to popieriaus. O dabar kepu avižinius blynus su bananu iš Barboros dovanotų avižų. Tai jau galima sakyti, kad Barbora remia šitą video. Norėčiau. Labadienelė, sėdimės dabar Circle K, Rolandas nuėjo kavos paimti ir prie manęs kitoj mašinai sėdi vyras, tai jaučiuos labai awkward filmuodama dabar, bet ką padarysi. Žodžiu, dabar esu susiruošus, taip maždaug, žodžiu, šiandien elektra dingo. Elektra dingo mūsų visam rajone, ne tai, kad dingo, bet suplanuotas buvo elektros išjungimas ir aš kažkaip nesureikšminau to dalyko, kai man Rolandas vakar pasakė, kad šiandien nebus elektros. Tai aš, žodžiu, išsiploviau galvą, išsidžiovinau, bet nesusigarbanuoju. Tai dabar, vat, kas beliko, tai tik tai susirišti koduką
nes negaliu nieko daryti. Tai žodžiu, nėra šviesos, nėra interneto, nėra televizijos, dabar kraunos telefoną mašinoj, nes važiuoju pas klientus filmuoti jiems ir man reikia telefoną, nes su telefonu filmuosiu, tai ačiū Dievui, kad yra toks dalykas kaip telefono krovimas mašinai, nes kitaip būtų šakės man, nes jau galvojau, ką čia daryti, visa atsibudau šoke, nes supratau, Rolandas pasakė, kad elektros nebėra, supratau, kad aš nieko realiai negaliu daryti be elektros. Tai nežinau, ką darysim, ar šiandien dirbsiu kažką, ar nedirbsiu, dirbsiu turbūt iki kol kompas išsikraus, nebent reikėtų kažkur važiuoti ir dirbti. Tai va, tai dabar atsigersiu kavos ir 12 valandą man reikia, be 10-12 reikia būti pas klientus klinikoje dėl filmavimo ir ten užtruksiu turbūt apie porą valandų. Ir dar vakar nusilakavau nagus tuo laku, kurį radau advento kalendoriui, tai labai ryški, mano čia šita ranka yra su dermatitu, tai jinai tokia kažkokia visa keista, tie pirštai tokie, ta oda. Tai labai tokia įdomi spalva, tokia ryški, klasikinė raudona. Neturėjau dar tokį, bet gal visai nieko. Aš kažkaip nepratus, man patinka, kai rankos būna nude ir ten, nėra kažkokių per daug spalvų, bet gal visai nieko. Rolandas laimėjo Circle K appse M&M'sų. Kokia Jėzų, koks puodukas. Jo, kalėdinis vandenis. Prisidėk prie vaikų emocinės gerovės. Baigiau jau savo darbus, gavau dovanų. Grįžau namo patikrinti, ar jau yra elektra, tai nėra. Išnešėm, tiksliau Rolandas išnešė į balkoną maistą, bet aš nemanau, kad jisai išgyvens tam balkonę, nes elektros planuoja nebūti iki 4, aš labai tikiuosi, kad bus trumpiau ir laukia yra pliusas. Ir toks, nemažas pliusas, tai nemanau, kad maistas išgyvens. O aš vakar užsakiau Barborą. Vakar atvežė Barborą, tai nesąmonė. Ir taip pat greitai pasižiūrėkim, kas šitą maišiukę, tai aš užtraukiu ir pasižiūrėjau, čia yra žvakė. Žvakė šiaip Savanoj yra daug visko. Ir veido priežiūros, ir man atrodo kūno priežiūros, ir nišinių kvepalų. Tokių, kurių nėra jokiose kitose parduotuvėse. Ir kiek žinau, Samana yra Klaipėdoj, yra Vilniuj, Plungiai, Mažeikiuose. Dabar nepamenu, man atrodo, kad Plungiai, Mažeikiuose yra. Jėzau, išpakavau iš šitos plasmasės iš karto pakvipo. Va čia tai kvapni žvakė, čia tai jau tikrai kvapni. Pažiūrim. Kaip kvepia. Va taip pat atrodo. Čia aišku nefokusuoja kaip visada. Fokusas. Va. Tokia žvakė, geltona. Žiauriai skaniai kvepia. Tokiom citrinom, citrusais kažkokiais. Ir dar kažkuom, bet truputį man dabar nosis užgulus, tai nepasakysiu tiksliai kuom. Kas gyvenat Klaipėdoj, Vilniuj, Mažeikiuose, Plungiai, man atrodo, kad Mažeikiuose, Plungiai irgi yra tos parduotuvės Samanos. Ir dar neturi dovanų, tai galit nueiti tenai pasižiūrėti. Nes buvau tenai užsukus vieną kartą, aš dirbu su SG klinika, bet buvau užsukus, Samana yra SG klinikos brandas, tai buvau užsukusi Samaną vieną kartą, ten man aprodė viską, tai mačiau daug fainų dalykų, profesionalios veido priežiūros, kadangi SG klinikoje yra dermatologai, ten kosmetologai ir panašiai, tai labai fainų dalykų ten yra, tai jeigu ką, siūlau užsukti. Ir mačiau, kad yra nuolaidos kodas SG klinika 10, tai galit pasinaudoti. O aš pasikeičiau savo viršutinį aprėdą, nes labai vėjas didelis lauke ir einu pas Rolandą į mašiną, kadangi nėra elektros, dar reikia pasimti kompą, gal ir kompą dar turbūt pasikrausiu, kadangi nėra elektros, tai mašinai fainiau. Muzika groja, Nojus miega mašinai, tai pabūsi mašinai, kol Nojus miegos. Ir tada grįšim namo, bandysim išgelbėti tą maistą, kurį į balkoną išnešė Rolandas.
Kopūstai, morkos. Na, kopūstai, ant viršaus uždėta valgyklos dešrainis. Pas mus dešrainių nebūdavo. Bufeto pas mus. Bulka, dešrelė. Pas mus bufeto nebūdavo. Kopūstas ir tada, su tarkuos. Ir tada... Neatsvėlas. Atvažiavom prie žymiosios Klaipėdos sienos, bet žiūrim, kad ir Ordigo, galvau Indigo čia parašyta, kad ir šitos gėlės visai gražiai pasipuošia. Nojus atsibudo, tai mes truputį pasifotkinom su juo ir Rolandui paskambino Vairuotojas. Ir Rolandui paskambino vairuotojas, kad atvežė ledų. O ledų atvežė, nes Rolandas laimėjo konkursą ten kažkokį Instagram'e. Jo. Kažkur. Dione konkursą laimėjo. Ai, pas šitą į Nidę. Pas į Nidę ten buvo konkursas Instagram'e. Ir laimėjo dėžę ledų. O pas mus elektros nėra. Tai tikėkimės, kad jau atsirado, nes kaip tik dar šiandien prikolinom. Gerai, kad tų ledų dar neatvežė, kadangi elektros nėra. Tai zapadlo kažkoks. Bet turėtų vis tiek pagal tą laišką elektrą iki 4 atsirast kažkada. Tai dar 1,5 valandos. Na. Tai tiem ledam šakis, man atrodo, bus. Grįžom, elektrą ačiū Dievui yra. Pasėmėm ledus, šiaip galvojom, kad bus didesnė dėžė. O ne dėžutė. Žiūrėk. Bet čia jo, aš sakau, kad Kiek daug pakuotės vis nėra tiek. didelės. Va, ledai. Čia kokie palaukė? Su cinamonu ir kažkokiu ten šokoladu. Eglutės formos. Nefokusuoja. Tikriausiai bus skanus, nes daug turim. Jeigu ne, tai vaikams. Jo, belgiškas šokoladas ir cinamonas. Vaikams, sakysi, norėsit kalėdinių ledų namo grįžę? Nu, bet įdomu, kiek čia yra. Paskaičiuot. Dar vienas dalykas, apie kurį mes norėjom šiandien papasakot, Nojus irgi prisijungia. Pats tas, nes realiai norėjau pakalbėti apie nosies aspiratorių Nosibų iš Kidsmedo. Prisimenat, aš esu rodžius bekontaktį termometrą, kuriam beje šiuo metu yra konkursas iki pat gruodžio 25 dienos. Gruodžio 25 dieną paskelbsiu nugalėtoją, kuri laimės bekontaktį termometrą. Galbūt vėliau galėsiu jį parodyti, nes mes jį naudojam, turim. Tai žodžiu, o čia yra Kidsmed elektrinis aspiratorius. Iš tikrųjų, prisipažinsiu, galvojau, kad neveiksis taip gerai, nes vis tiek, kiek esu girdėjusi apie elektrinius aspiratorius, tai kad jie traukia labai silpnai, praktiškai nieko iš vis netraukia ir net nepalyginsi su tuo mechaniniu, kur tu pats ten turi traukti orą, kad vienu žodžiu trauktus. Bet šitas garsas jo yra kaip siurblio, tai, gan garsus, bet Nojui labai patinka. Taip pat įsijungia. Čia realiai labai lengvai išsiima, čia galima vienu žodžiu išimti, čia iš 3 dalių yra. Išsiardo, žiauriai lengvai išsiplauna. Tai man žymiai paprašiau negu su to mechaniniu aspiratorium. Ir va taip va čia įsijungia. Garsas yra gan didelis, bet Nojui patinka. Patinka? Tai žodžiu, kame bairis, tai kad kai mes gavom jį, aš išpakavau, ten surinkau viską, įjungiau ir pabandžiau Nojui traukti nosį, tai jis iškart griebė iš mano rankų ir pats pradėjo traukti savo nosį. Tai tas žiauriai keista, nes šiaip jam labai nepatinka, kai traukiam su tuo mechaniniu, o šitas jam labai. Ir tas garsas jo kažkaip negazdina nieko ir jis toks pingvino formos. Jam jis kaip žaisliukas, žodžiu, jis visada nori paimti. Ir kadangi Nojui dar vis sloga, tai pats metas pagalvojau šitą parodyti, nes dabar jį tikrai naudojam į dieną, nežinau, po kokį 10 kartų. Nes kažkaip žymiai paprašiau negu su tuo mechaniniu, ten kur turi tuos filtriukus keisti ir panašiai, čia yra filtras, bet realiai visi tie dalykai, kurių dabar nerodysiu, nes fui, jie visi susirenka į va šitą permatomą, o tas filtras yra ten truputį giliau, tai nepasiekia to filtro visi tie sekretai. Ir Kidsmed puslapyje dabar yra kalėdinė nuolaida su kodu GIFT15, tai nežinau kiek nuolaidos, bet galite net pasižiūrėti. Nu ką, persirengiau savo naminį outfitą, pakalbėjau dar su klientais telefonu ką tik ir pagalvojau, kad čia ir pabaigsiu šitą vlogą, nes jau gavau velnių nuo jūsų, kur vlogmas, kur dingo vlogmas, tai niekur nedingo.
bet tiesiog kiekvieną dieną kelti tai truputį nerealu, nes nerealu ne dėl to, kad aš esu tam baisiai užsiemus, nes jūs žinot, kad aš nesu tikrai apkrauta kažkokiais darbais, nedirbu kažkokio samdomo darbo, kur ten reikėtų eiti sėdėti visą dieną, tada pavargus grįžti iš darbo, ten darai, valgyti vaikam ir panašiai. Taip nėra, bet tiesiog ant psichinės sveikatos apsikrauna labai tas vloginimas, to paties per tą patį, nes žinot, kai mano darbas iš namų ir didžiąją dalį savo gyvenimo aš praleidžiu namie, tai, kažkaip tą patį per tą patį ten vlogint, filmuoti, tai nežinau, jums sakot įdomu, bet man jau pačiai net nebeįdomu pasidarė, tai dėl to aš pasiėmiau truputį šiokią tokią pertrauką, nežinau, kaip bus toliau, tikrai filmuosiu, tikrai dar kelsiu, bus tikrai tų video ne vienas per vlogmas, bet tiesiog jau šiek tiek išsikvėpiau, tai dėl to turbūt ir sustoja visi šitie dalykai, bet va dabar įkelsiu šitą vlogą, kuris bus iš kelių dienų, aišku, šiandiena tokia kaip ir ilgiausia, ir žiūrėsim, kaip bus toliau. Tai ką, nepamirškite prenumeruoti šitą kanalą, jeigu dar to nedarot, sekit mane Instagrame aš esu Lulu ir mes, ir susitiksim rytoj. Tu ko gero rytoj. Ate.